Sveiki, su jumis sveikinasi Detailer Place technologas Matas. Šiandien priešai save turiu šiek tiek iš mūsų asortimento gumų ir plastiko atnaujinimo priemonę, apie kurias noriu ir pakalbėti, kad padėčiau jums išsirinkti iš mūsų pasirinkimo lentynos. Žinoma, jeigu labai kyla kažkokių konkrečių klausimų, rašykite mums asmeniškai, mes pasistengsime suteikti jums konsultaciją, o trumpai, abstrakčiai ir nešališkai aptariant, tai yra produktai skirti atnaujinti plastiko ir gumos pradinės savybės, tai spalvą ir švarą. Tai kai kurie produktai gali valyti ir iš po savęs palikti gerą atnaujinimo efektą, o kai kurie produktai yra atnaujinimo efektui skirti. Pavyzdžiui, vieni tokių gali būti plastiko gumos keraminės dangos, tada pienelis, kremukas. Ką svarbu žinoti, kad kai kurios plastikų atnaujinimo priemonės yra skirtos tik išorės atnaujinimui, o kai kurios salonui arba kai kurios tam ir tam. Tai skirtumas tas, kad išorės atnaujinimo priemonės gali nemaloniai kvepėti, bet turėti labai efektyvų tą efektą. Keramika, pavyzdžiui, išorės, tai jinai šiek tiek gali būti toksiška naudoti salone, tai atkreipkite dėmesį į mūsų gamintojo reglamentą, aprašymą, kaip, ką, su kuo, pasiskaitykite, gan turime detalius aprašymus apie kiekvieną mūsų turimą produktą, o jų panaudojimas turėtų būti arba aplikatorium ar šluoste, arba to ir to. Pasiėmus, užsidėjus produkto ant aplikatoriaus, padengėme to lygiai ant paviršiaus, po kelių akimirkų galite nuvalyti perteklių. Šitie produktėliai ne tik atnaujina, bet ir apsaugo paviršius nuo išblukimo nuo saulės spindulių bei rūgštiniaus lietaus. Pas mus rasite tikrai gausų įvairiausių produktų. Tai yra todėl, kad tai yra iš skirtingų šalių, kad rastumėt savo patinkančius, labiausiai mėgstamiausius. Tad rekomenduojam išbandyti vieną ar tai kitą produktą kas kart atsinaujinimui. Nebijokite suklysti, tai yra visi patikrinti kokybiški produktai, sprendžiantis skirtingas situacijas. Tarkim, aš dabar paimčiau bet kurį pirmąjį pasitaikiusi po ranka produktą, tai yra profesionali automobilio plastiko priežiūros priemonė, atgaivina spalvą, suteikia blizgesį bei pašalina blankes, dėmes ir įbrėžimus. Apsaugo automobilio viduje ir variklio skyriuje esančias plastikinės detalės. Sudėtyje nėra tirpiklių, priemonę galima iškart naudoti po automobilio plovimo. Galima naudoti ir išorės plastikui atnaujinti. Nenaudoti ant įkaitusių paviršių. Kaip ir aišku, kad tai yra plastiko atnaujinimo priemonė ir parašyta tiek salono, tiek išorės darbams atlikti. Nepabijokit, įsigykit, pabandykit ir likit švarus ir apsaugoti. Iki kitų susitikimų. Iki.